dabar perkam metro kortelę. Kainavo 2 žmonėms. Kiek? 15 eurų, ne? Gal vieną pasinelės davė? Nors pirkom 2, ne? Mes nupirkome dabar metro kortelę, kuri kainavo 10 pravažiavimų kiekvienam žmogui. Tai reiškia per 2 viso 20 pravažiavimų, 20 įėjimų į metro kainavo 15 eurų. Tai nėra labai brangu, visai pigiai. Tai mes dabar važiuojame link vietos, kur gyvensime. Važiuosim su metro, kelionė mums truks apie 30 minučių. Mes dabar einam per miestą. Dabar yra 12 valanda, o mum į viešbutį įsikraustymas tik tais nuo 3 valandų, tai dabar vaikščiosim po miestą, žiūrinėsim ir tada eisim į viešbutėlį. Šiaip lauke visai vėsu, yra dabar 16 laipsnių šilumos, tai nėra labai jau šilta. Bet ir žuvų yra. Ojoj! Jūs tik pažiūrėkit, koks grožis. Dar koks grožis. Ir jų čia daug yra. Labai gražus parkas. Oi, koks gražus. Šitas nerodo savo uodegos. Mes užėjom tokią parko dalį, kur povai tiesiog laisvai vaikšto, tai čia jau labai daug ir jie labai gražus. Sveiki, šiandien yra antroji diena Madride, dabar yra 9 ryto, šiek tiek gal po 9, ir rytas prasideda nuo bėgimo. Dabar darysim treniruotę ir bėgsim krosiuką. Dabar yra tik 10 laipsnių šilumos, tai kaip matot, su ilgom rankojim, nes yra vėsu. Ant saulės šilta, bet pavėsyje yra vėsu, šalta. Tik 5 valandą vakare bus 20 laipsnių. Bėgimas miestų yra toks, kai visą laiką turi šviesoforę sulaukti žalios spalvos. Apartarse y dejar la tortilla. Espera, cojo. Ay, qué precioso. La foto a la tortuga. Uy. A la tuya no se ve. ¿A mí me ha hecho una foto? Esa, pero Po bėgimo toks atsistatymas.
Čia ką tik pusryčiavome, tai visiems rekomenduojam, kas bus Madride, būtinai ateikite čia pusryčių. Čia viską kepa jie patys. Čia toks skveras. Pasitrauk. Ir čia tokia kavinukė. Čia priešais, man atrodo, jie turi savo restoraną. Tokio pat pavadinimo. Čia yra kavinukė. Tai kaip minėjau, mes jau po bėgimo ir po pusryčių prasibėgom 15 km. Bėgom į labai gražų parką, kuriame ir vakar jau buvom, kuris mums labai patiko, kuriame yra povai, kurie laisvai vaikšto. Ir taip pat vėžliukai maži yra, kurie irgi laisvai auginami. Tai prasibėgom, užėjom kavos atsigerti ir po bandelę suvalgyti labai skaniai vietoj. Tai būtinai, kas būsite Madride, būtinai kelsiu, kur randasi šitą kavinukė, tai būtinai užeikite, nes jie ten savo kepalus visus kepasi vietoje. Tai labai viskas šviežu, skanu, gardu, tai labai jauki, graži vieta. Dabar einam namo į savo kambariuką ir nusiprausiam. Ir kadangi turim metro nemažai bilietų dar, tai juos išnaudosim ir tiesiog važinėsim po Madridą. Mūsų pirmoji stotelė futbolo stadionas. Čia prieš kelias dienas žaidė Real Madrido klubas, futbolo klubas. Gaila, kad mūsų nebuvo ir mes nepatekom šitas varžybas. Tai dabar norėtumėm įeiti į stadioną, galbūt nupirkti turus po stadioną. Jeigu bus, tai labai norėtumėm pažiūrėti, kaip atrodo stadionas iš vidaus. Dar visi Barcelonos fanai turėtų prasukti kelias minutės į priekį, nes dabar mes eisime į Real Madrido stadioną. Tai eisim į stadiono ekskursiją, kuri kainavo vienam žmogui 26 eurus. Čia užėjus, pirmiausia nuskanuoja bilietą, o ta prieš įėjant stadioną daiktų patikrinimas. Įleido dabar mus į stadioną. Pažiūrėkit, kokio grožio stadionas. Labai gražu. Kokios ten tribūnos didelės. Čia yra parduotuvė Real Madrido, kur tarkim tokia balta maikė paprasta kainuoja 150 eurų. Antroji stotelė yra nacionalinis muziejus. Jis dirba iki 5, dabar yra apie 10:04, tai tikimės, kad įeisim ten. Mes jau po muziejaus. Muziejų buvo labai gražu, faina, smagu. Greitai jį apėjom, apie
50 minučių. Tai kainavo šiaip nebrangiai, 7 eurus. Tai visai buvo įdomu pasižiūrėti. Smagu. Dabar galvosim, kur pavalgyti. Labai norėtumėm paelios pavalgyti, beje vakar būdami restorane paklausėm, kodėl paelios nėra, nes sakė, Madride nelabai rasi kur paelios. Tai mes bandysim ją rasti. Labai norėtumėm paelios suvalgyti. Radom vietą. Čia užsakai gėrimą ir atneša tau komplimentus. Čia yra paelija. O čia jau madridietiška paelija. Tai vieta, kur mums visai patiko valgyti, nes čia užsakęs kažkokį tais gėrimą, tu gauni vieną patiekalą. Tai išeina, kad atsigeri gėrimo ir dar gauni patiekalą, gali ne tik užkasti, bet ir prisivalgyti. Tai kodėl pas mus tokių kėdžių nepadaro? Pažiūrėkit, jie sėdi ir mina. Ko ne sportas? Sportas. Visi mina. Šaunuoliai kokie. Čia parke. Yra tokie soliukai. Lo que es que no se calla ninguno de los dos, porque el uno se calla, pero el otro tampoco. Y hay que callarlo ya, joder, y acabo. Nada, el uno no se calla, el otro tampoco. Dabar yra pusė 2 nakties. Mes einam į metro ir tada važiuojam į oro uostą. Mes jau paliekam Madridą. Kelias valandas pamiegoję. Tikimės, kad mūsų neapvogs. Nejuokame. Viskas bus gerai. Nėra žmonių lauke. Laukia valandos trukmės kelionė iki oro uosto. Bandom patekti į oro uostą. Radom kažkokią bendrą mintį, kuris irgi ieško kelių į oro uostą. Pažiūrėkit, neapšviestas kelias. Aš jau oro uoste ir manęs laukia jau kita kelionė. Tai noriu su jumis atsisveikinti. Madrido vlogas eina į pabaigą. Ačiū, kad žiūrėjote šį vlogą. Būtinai paspauskite like, parašykite komentarą ir būkite šio kanalo draugais. Ačiū labai dar kartą ir iki kitų kartų. Ate.